labas labiausiai už tave. Todėl mes dalinamės reklamos eteriu su dėmesio vertais žmonėmis. Kartais atvažiuojam pas juos, padedam nufilmuoti reklamą, kurią jie gali pasidalinti savo socialiniuose tinkluose. Ir šiandien atvykom pas ypatingą žmogų, pas ypatingą moterį. Aš jau jaudinuosi, tai keliaujam, pamatysit. Na, vyrukai, sveiki. Oksaną šiandien turim, ne? Oksana? Ne, žemynų turim. Kas žemynų atvažiavom? Kas yra Oksana iš vis? Arnas dar neatvažiavo, tai mes pirmi. Labą dieną. Sveiki atvykę, kokiu procedūru atvykote? Mes atvažiavom filmuoti, jūs turbūt būsit žemyną, pas jūs šiandien atvykom. Norėčiau būti kaip žemyna, bet kad pas žemyną patekti, jums teks praeiti. Tai Oksana, papikau, aš pak su Oksana atvažiavau kaip Na, man jokingai skamba, kaip pasakėtis. Nu, ne, pas žemyną. Ne, pas žemyną. Kas ta žemyna? Da geriau Tai žinai. nebus? Ne, Ei, tai ne. dvigubai geriau. Gerai, nėra Dvigubai Oksanos. jaunesnė. Tai tu žinai, ką zigzagai dar iššaukti raudoną. Jos, egzagą. Tu savo Tai jūs man kaprizus- pasakėt, kad Oksana, nefilmuokit, man Oksana, Tu gerai? savo kaprizus eik į kitą Nu tai mobiliojo gerai, ryšio ir išeinu operatorių viskas, daryt. pas gali daryti su žemyną savo Ne, projektą. mes su žemynu padarysim. Pabūsiu aš dar truputį. O tu nevažiuoji? Ne, nevažiuosiu. Ne, tai važiuok. Važiuok, žinai. Pasifilmuojam, va, su įlapašį. Labas. Nu tai va, turim žemyną. Ne Oksana. Fine. Tau labas, okei? Tinka? labas. Tinka. gerai. Ok, tai labas žemyną. Viskas tarsi. Atvažiavom pas tave nufilmuoti Reelsą, kuris bus jau viral turbūt. Aš tai pavadinčiau. Jo, bet prieš tai norim pasidomėti, kuo simi, kuo kvėpuoji gyvenime. Jo, gerai, Tai geras nebereikalo atvykot pas mane į vietą, kur leidžiu savo kiekvieną dieną. Nuo ryto iki vakaro dirbu plaukų stiliste, bet laisvalaikiu esu įkūrusi mažą įmonę, kur kuriam laisvalaikio drabužius vyrams ir moteriams. Kaip vadinasi? Šiaip man. Attention brand. Geras O tai čia pavadinimas. siūvat, nes čia taip, nu nežinau. Biškiai stoka nebūtų. Čia turbūt išsiplauna tą medžiagą, nežinau kaip čia darot, ne? Deja, siuvimo vieta yra tikrai ne čia. Čia atlieku tik procedūras moterims su plaukais, o jau drabužių kūrimą turime kitoj vietoj. Tai norėčiau jūs pakviesti, apžiūrėti, ką mes darom, kur darom ir pasiruošti savo aprangą, nes turim jums šiandien ir sugalvoję tokią veiklą. Domina. Tai ką, mes galim gal važiuoti? Nereikia kalbėti iš tikrųjų, Tai- viską papasakoju. Su manim važiuok gerai, tada jo. Tai mes aš irgi. paim- Ne, tai Galia. keturi Galia vietai. nėra, tai aš galėtum daiktų prisikruoti. Nu, Viskas. Ant pamat. Pala. Okay. Arni! Tai ant cepi padarė. Nejokavo jis, ne? 24 km. Daug rankų. Na, bet jau tas žingsnis pasidariau šiandien. Gal labiausiai už tai, bet tikrai ne labiausiai už mane. Ai, su savo. Aš to, žinok, padariau. Nu, į dabar pažiūrėk, kiek įveitų. 4 vietas. Jo. Arna. Žiūrėk, čia siuvyklą, ką matau. Ai, patarnys. Auksinio žirklės. Ok, į končią darą su tom žirklėm. Tai va, atvykom į mūsų visų laisvalaikio drabužių kūrimo vietą. Aha. Čia dirba mano pati pagrindinė kolegė. Darykite, skatinu, darykit, klauskit, skambinkit. Kai turėjau 300 žmonių, susijami už galvos ir tu nebematai savęs, nebematai aplinkui. Dabar aš viską matau. Ir kerpa, ir siuva, ir kuria. Žodžiu, jinai viską daro. Aš tik siunčiu jai idėjas ir jinai čia viską įgyvendina. Tai rytoj pradės šitos visus siuvinukus, va jinai taip susikerpa gražiai, pasiruošia viską kitai dienai. Ir čia taip vyksta gamyba. Čia nuo 0 iki 100 jau vyksta. Visiškai. Nu ir gerai, mes, pažiūrėjau, Arnas, tie, marškinėliai, nu nėra patys gražiausi, pripažinkim. Tokį marškinėlį, kiek laiko trunka? Pagaminti? Vieną marškinėlį. Po vieną šiaip nelabai gamina. Iš Okay. karto kerpa, Aišku, iš tau, ar ne? karto po kelis, po vieną labai sunku paimti ir gaminti. apgint. Susikerpa daugiau ir tada iš karto viskas siuva. Tai, Na. nu, kokie laidėjai? Kodėl čia dabar mes esam? Viskas prasidėjo nuo praeitų metų, nes labai skundžiaus, kad ale esu aukšta ir nerandu niekada ilgų kelnių. Koks ūgis atsiprašys dabar? 1,73 Vainuojas manęs. Ant atitūps tiesiog Dabar dabar. ant platformos stovi. Ne, bet matai, aš plauks. Va. Kiek į Tau dabar. grina 1,6 m nedaugiau.
Nu, bet vat, kai hateris, tai su hateris. Neradau ilgų kelnių, artėjo mano gimtadienis, vaikino Liepos 16. Neperrangė, gerai. Nu, man įdomu, tiesiog. Nu, kas Norės pasveikinti? Čia ne jūsų. Kur nusivesi kaukį muzikinį, padainuoti? Taip. Tai va, artėjo mano gimtadienis, užsiprašiau, kadangi mano vaikino mama yra siuvėja, kad pasiūtų. Pakartok. Kieno mama? Mano vaikino mama yra siuvėja. Paprašiau, kad pasiūtų gimtadienio progą šilkinį kostiumėlį. Tai jokio brando niekada net neturėjom galvoj, bet gavosi taip, kad gavusi kostiumėlį, įsikėliau porą nuotraukų į savo Instagramą ir merginos pradėjo klausti, kur pirkai būtent tokį drabužį. O koks Instagramas būtų? Brando Instagramas dabar jau vadinasi Attention Brand. Attention Brand, ne? Kaip kilo idėja? Tu papasakok. Tikrai sunkus darbas susigalvoti savo brandui pavadinimą, bet kadangi pagalvojau, kad tai buvo neplanuotas dalykas ir gavom daug dėmesio ir reikėjo daugiau jau kūrybos ir kurti kuo daugiau, tai dėmesio gavęs drabužis atsirado Attention Brand. Kaip vyksta? Aš parašau į Instagramą Attention Brand, sakau, noriu mėgstinį dabar man, MDG. Tai dabar jau šiai dienai esam pasidarę visų išmatavimų, pavyzdžiui, lenteles. Aš atsiunčiu ir jeigu tu kartais galvoji, kad nešioji M, bet gal pagal išmatavimus bus S arba L. Tai tu pasižiūri pagal išmatavimus, kas tinka ir man parašai vis dėlto, kokį nusprendai pasimti, kokią spalvą užsakai. Pervedi pinigus ir mes pradedam gamybą. Pats turi išsimatuoti, tipo? Pradžia buvo jo. Įdomu, tiesiog yra matuot kaip, nu, tipo, iki kurios vietos, iki pirštų galiukų, ar labiau, nu, ties... Ar kurią atviškai? Nes man įdomu, aš parodžiu, žiūrėk, aš galiu parodyti. Žiūrėk, man suodė, kaip. Ne, aš parodysiu, pasižiūrėk. Jo. Matuoji per vieną sprindį, ne? Jeigu sprindis yra, nu, toks sprindžiuks, ne? Tai tu drabužiukų gal parodė, ką girdi? Aš parodysiu viską. Čia bus jų. Palauk, ar ne? Tu irgi jau ant grobiš, ne, nu aš tik padėt noriu. Ačiū. Čia mes pasimsim po filmavimo? Jo, čia bus jum visiškai jums sukurti drabužiukai. Ir su jais paprašysiu šiandien jūsų pamodeliauti. O čia modeliausim ar kažkur važiuosim? Ne, mes vyksim, noriu jūs nusivežti į tokią vietelę, gražiai ten viską pasidarysim, fotosesiją, rilsiuką, video ir visą kitą. Šiaip aš turiu idėją, bet dabar nesakysiu, jūsų žiūrovai žiūrėkit dar ir aš papasakosiu idėją ten. Nes kas aš turiu, tai idėjai žmogus. Važiuojam. Persirengėm pirmų gal. Tai mes vis pagražėjom, o tu tiesiog nesąmonės. Ne. Oba. O eik tu sobatus, biškai neturiu. Labas labiausiai už tave, seni. Išvažiuosiu aš šitą temą. Norėčiau labs reklamai televizijoje nusifilmuoti. Bet žinok, Arna paėmė, mus nepaėmė, mes tik pat su Arnu. Mes dabar išgeresnis Arnas. Akademiją baigėt, abudu? Akademiją. Ai, jauri, reiktintų to akademiją. Labas! Tai čia tave kol dažo, mes galim pagalvoti reklamą kokią. Aš manau, kad reikia daryti šį kartą kitaip, vis tiek yra stiliaus brandas. Reikia žiūrėti, kaip daro visokie dideli brandai ten. Gucci, dar kitokie. Ten, žinot, netas ten kažkoks. Eina žmogus, užkliuvo už kažkokį toks, tipo, ir stop kadras ir tada užsideda Attention Brand, tipo, kad iš fotosesijos nuotrauks. Daug skirtingų kažkokių tokių keistų veiksmų. Gerai, jūs tarsi, keičiamas, ne? Ką, dabar tu dažys ją? Ok, keista man biški. Žiūrėk, vieną idėją aš irgi noriu pasakyti. Vieną filmavau, tai dabar, tarkim, persirengi. Ok, aš sėdu. Nu, žašykim, ten į šiukšlyną idėjų. Reikia pamėginti kokį vieną padaryti. Susipykom kažką? Jo, toks. Kas tau yra? Oho. Tu turi kur nors tai paimti toks. Jo. Gerai. Gerai, kon, judam. Prašom tada į studiją. O, ne, užkliuvau. Ok. Va. Tu žiauriai. Nu, pastrauk. Žodžiu, turit look daryti modelio, ne? Matot objektyvų, kai jie stovi, prieš jums stovi. Tiesiog niek negalvojat. Tai čia ne podiums ir... Ai, ok. Tu tiesiog turi keisti daug pozų, tai... Dabar žiūrėk, ką padarau. Ok. Ne. Kur tai? Nu, užteks. Eik. Žiniok meškeris. Eik, Deivi. Nelabai jaučia jisai toks. Pėlo, neliesk, viskas. Tai dabar jau su žemyną kartą, ne?
Nežinau, išnaudojo mane. Namų vaibas yra, tai atrodys gražiau ir įtikinamiau ta mūsų reklama, kad tu gali... Specialiai, ne, perskeliam. Jo, kad tu gali kažkur užkliūti ar kažką padaryti. Peršauk toks. Prisivir pirštus. Irgi jau gražus. Jo, kaip čia. Bet stipriau reikia. Bus sumaišyti. Atrodo greit. Ok, baig sulaužė, davėm. Ne, tu nevertink geriau. Jokios būdas nevertink. Bet žiūrėk, prodiuseris, mes darom dėl video. Čia ką juokinga būt žiaurė. Man sako dabar, čia didžioji priešas. Čia juokinga ir man juokinga. Nežinau kaip jums. Parašykite komentaruose juokinga, nejuokinga. Ok. O jeigu žemyn eina su pora. Ir tada, kai atsisuka, bučkį duoda. Žiauriai nusilaižo. Šitą galiu pabandyti, nežinau, ar Tai žiūrėk, tai darom dvi poros. Aš su Nedu, tu su Žemyna ir susitrenkia ir tada bučiuojamės visi. Su savo porom. Kada tas frizas bus? Ne, tas frizas. Nebereik tų frizų. Nenusitrenkiau. Dar kartą. Ai, geras. Mums niekad, ne vieną kartą nepasakym, kad geras. Vis laik sakydavau, neblogas. Ne, tai gerai. O dabar kiekvieną kartą padaro, o žiauriai geras, wow. Love, myliu, kas geras buvo. Pirštus amputuoti reikės, nebuvo geras. Don't you wanna come with me? Don't you wanna come and see? We only live once, don't we? Ar turim nufilmavę, maldauju. Don't you wanna come with me? Don't you wanna come and see? We only live once, don't we? Don't you wanna be free?